Dažnai sriuba būna mažai vertingas maistas, bet šaltuoju metų laiku tikrai norisi susišildyti šilta sriuba arba troškiniu. Šį kartą pasiūlysiu jums ne tik tai sriuba, kuri sušildys jūs, bet suteiks ir visų reikalingų maistinių medžiagų. Tiek daržovių su ją gausite, tiek baltymais turtingų produktų. Geriausi receptai yra vieno puodo istorijos, kai vienam puodė tiesiog pagamini baltymais turtingą ir subalansuotą maistą ir mėgaujasi juo visa šeima. Į puodą įpilk gero, ypač tyro alyvuogių aliejaus, aš naudoju visi gurmanai, ir tada pakepink truputėlį porą, dėk smulkiai supjaustytą kalakutienos filė, gali būti ir stambesniais gabaliukais supjaustyta, dėk ir supjaustytas daržovės, užpilk verdančių vandeniu, dėk mėgstamus prieskonius, druską, pipirus, krapus, ciberžolę, džiovintą česnaką ir kitus. Ir tuomet patroškink, pabaigoje įdėk truputėlį sviesto ir tiek šią skanę ištroškintą tirštą, sočią baltyminę sriubą, kuri ne tik sušildys, bet bus maistinga visai tavo šeimai. Patiko receptas, spausk like, dalinkis su draugais ir rašyk komentare, tikrai gaminsiu. Daugiau baltymais turtingo maisto rasi mano naujausiame mitybos plane, subalansuotas baltyminis, kuriame apskaičiuota tiksliai kalorijos, maistinė ir energinė vertė, kuri padės tau valgyti ir gyventi sveikiau. Pats mitybos planas yra labai paprastas, receptai paprasti ir taip pat su juo gausi netgi rekomendacijas.